Kovojom visas 40 minučių, kažkiek to kovinio stumbro laikėmės prieš tikrai gerą komandą. 69 taškus praleidom, išvyko žaisdami. Tikriausiai, kad daugiau bėdų šiandieną buvo puolime ir begalė daug laisvų metimų prametėm, kurie kažkiek palengvintų visą žaidimą tiek psichologiškai, tiek ir rezultato prasme, bet šiandieną buvo tokios rungtynės, kaip pasakyti, negražios, bet visada išlikome kovoje ir vis tik nepritrūko ir dabar tiesiog reikia viskas suvirškinti ir sunkus. Daug kovojom, pavargo tikrai visi komandos draugai, nelengva. Sakai, kad rungtynių pradžia žaidžiant tokia patyrusi ir paruošta komanda lemiamą pasirodė. Faktas, kad kiek žinau, irgi dabar girdėjau Rūbinį, kad pirmą kėlinį pralošėm, o likusius 3 berods laimėjom. Tai faktas, kad nepalengvina tokio svarbumo rungtynėse, jeigu pradžia pasidarius geresnė, sakykime, tikrai būtų smagiau žaisti ir laisviau jaustųsi pats puolimas ir žaidimas, bet kai daug nepataikai, tai sakau, to negražiuoju keliu turi eiti ir per vargus, per kančias kapstytis, tai šiandien ta pradžia nebuvo tokia, kokią norėjom. Antram kėlinyje atrodo lipot į viršų, buvo -5, bet tada ta Arno trauma kirto labai per komandos moralę, tas vėl daromas žaidimas. Žinot, nėra kada galvot, kažkas išsibaudoja, kažkas susitraumuoja. Faktas tas, kad keičia rungtynių planą viską, bet būtent tuo momentu, žinot, rungtynėse daug visko vyksta, keičiasi penketai, keičiasi tas anas. Sunku kažką dabar greit labai išskirti, bet kas greičiausiai krenta į mintis, kad keletos galbūt tritaškių laisvų įmesti kažkokiose situacijose, kad įspausti Monaką dar šiek tiek jiems į nepatogesnę situaciją ir kažkiek juos po spaudimų palaikyti labiau. Vieną praradot, kitą sugrįžo, Rolandas to šiandien girdėjo prie komandos po sugrįžimo beveik po savaičių. Sunku, Rolandas nežaidęs šitiek laiko, turėjo kelias iki treniruotės. Galiu pasakyti ir iš patirties, kad užtenka realiai praleisti 2 rungtynės ir visiškai kitoks jautiesi. Tai iš ritmo įsimušimas visiškai komanda eina vienu keliu, o tu tiesiog bandai sugrįžti, tada sugrįžęs turi vėl įsilieti, tai nėra lengva. Visiškai pilnai suprantam, kad Rolandui nelengva, bet kad kūnas, stiprus kūnas buvo šiandieną mums kažkokiuose momentuose irgi padėjo. Kynanas bent jau pataikymą klaidų prasme sužaidė vienas prasčiausių sezono rungtynių. Ką Monakas darė kitaip ir ką jie turi daugiau negu kitos komandos, kad taip pristabdė Kynaną. Pastatė didelius kūnus, agresyviai žaidė ties pražangos riba, daug koncentravosi prie jo. Gal kažkur momentais, kai su Kynu žaisdavo kiti gynėjai, iš jų galbūt labiau norėjusi agresyvumo, daugiau prisimti atsakomybės galų gale, nes matėsi puikiai plika akim, kad labai gynyba koncentruota Kyno Evansą ir kažkas kiti turėjo momentais pasitempti ir sukurti situacijas, galbūt ne tiek savo, gal ir kitiem komandos draugam. Nebereikia Matijūno kviesti Žalgirį, kad vėl pabaigti. Prasikalto. Nežinau, koks jo faktorius buvo? Manau, kad ypač pradžia labai buvo gera, Donatas su savo komandai uždavė gerą toną ir ypač pradžia labai gerai pradėjo, o galų gale ir ketvirtam kėliny labai svarbu puskablį įmetė, kuris irgi labai prisidėjo prie galutinio rezultato. Šiaip smagu, kad gerai sekasi, norisi sėkmės palinkėti. Po rungtynių gan ilgai užtruko trenerio pokalbis su žaidėjais, kokia buvo pagrindinė žinutė, galbūt, kurią ištransliavo atlikėjai? Dar sezonas nesibaigė. Jeigu atvirai nežinau ten situacijos, kas čia toliau to Eurolygoje vyksta, bet ne tik Eurolyga lieka, yra LKL'as. Taip, kad dar bus kur padirbti ir turim būti kartu susitelkę ir pasiruošti tom lemiamam kovom sezonui. Kaip ir šia viduje jaučiatės apie po pralaimėto finalo, vis dėlto ramiau reaguojat į situaciją ir tai buvo sudėtinga. Fiziškai labai pavargęs jaučiuosi ir kiti tikrai matau, kad jaučiasi pavargę, nes tiek emociškai sunku, fiziškai, kaip minėjau, šitos rungtynės patys su savo tokia prasta pradžia pasidarėm klampes ir
pasirinkom tą sunkesnį kelią pačioj eigoj galų gale, kur turėjom reališkai daug duoti jėgų, kad sugrįžti į rungtynes, tai labiausiai nuovargis jaučiasi. Virš 300 sirgalių, ar dar stebino ir skaičius, ir garsas jų, ir apskritai per visą sezoną. Tokį turit fenomeną, kad beveik visose išvykas turite palaikymą. Nu ką pasakyti, sunku kažkaip sunku net ir kažką naujo pasakyti, žmonės fantastiškai palaiko šiemet mus, kad jau galų gale turim beveik visada soldautus Lietuvoje. Tai dar ir išvykos arenose visada jaučiamės pakankamai jaukiai ir patogiai, kadangi visada, kad ir kokia bebūtų arena, momentais visada girdim savo komandos pavadinimą ir visada kažkokį kampelį matom, kur žmonės tiesiog atvažiuoja, randa laiko, kartais ir savaitės vidury ir panašiai atvažiuoti, tai čia yra fantastika, didelis ačiū, kad skiria laiko, suprantam, visi gyvenimus turi, ten susiplanuoti visą kitą. Tai didelis ačiū už šitą sezoną, kur mus palaikė, lieka dar vienos rungtynės, soldautas, pasimatysim ten ir norėsis, manau, kad gerai užbaigti tą Eurolygos sezoną, žiūrėsim.